Sveiki, matantys, tęsim šiandienos darbus ir norėčiau pakalbėti tema apie 3 gyvenimo būsenas. Tai yra duobė, pusiausvyra ir euforija. Iš tų 3 būsenų reiktų siekti ir stengtis išlaikyti būtent pusiausvyrą. Duobės ir euforijos reiktų stengtis išvengti. Duobė tai yra tuomet, kai gyvenime mums yra labai sunku judėti gyvenimo keliu. Pusiausvyra tai yra gyvenime stabilumas, užtikrintumas, konkretumas. Euforija tai ta būsena, dažnai jinai atrodo kaip komfortiška būsena, bet jos reiktų stengtis irgi išvengti, nes tuo metu, kai įvyksta būtent atsiranda ta būsena, būtent euforija, žmogus, žiūrint subtiliam lygyje, jisai kaip ir pakyla nuo žemės. Jo subtilus kūnas pakyla nuo žemės, taip prarasdamas stabilumą. Tos energijose, kurios jis pakyla, taip būna galbūt tam momentui geriau jaučiamas tas jausmas euforinis, bet anksčiau ir vėliau visa ta, kai nėra stabilumo, jinai nuleidžia ant žemės ir kartais dažnai tas nuleidimas būna skausmingas. Kaip viskas veikia? Iš tikrųjų, kai žmogus patenka į euforijos būseną, anksčiau ir vėliau jis pradeda leistis į pusiausvyrą. Ir būtent pusiausvyroje jau jam atrodo pusiausvyra kaip duobė. Todėl jis pradeda generuoti negatyvą ir vis labiau leidžiasi į duobę, o pasekmė irgi tiesiog sunku būna iš jos įsikrapštyti. Kodėl atsiranda būtent tos euforinės būsenos? Todėl, kad žmogus, kai kurie tiksliau žmonės, kuriem tai nutinka, jie savo sėkmę priima kaip nenatūralų dalyką. Jiems įvykus sėkmingi dalykai, jiems atrodo, kad vau, ir ta energija vau, jinai užkelia į viršų, žmogų pakelia nuo žemės. O mes turim priimti savo sėkmę natūraliai, kad sėkmė tiesiog yra natūralus procesas. Sėkmė turi būti visada, turi mums visada sektis, nes mes einam tinkamai ir mums visada turi nuleisti tiesiog tinkamus dalykus, tinkamus, sėkmingus, reikalingus dalykus į mūsų gyvenimą. Taip pat žmonės pakyla į euforiją, kai nėra pusiausvyros tarp materialumo ir dvasingumo. Žmonės per daug nuėję į dvasinius dalykus, tai yra per daug kvėpavimų, tarkim, per daug meditacijų, susikelia savo per daug tos dvasinės energijos, kuri juos tiesiog paima ir iškelia į viršų. Ta dvasinė energija nėra materializuojama, nėra išnaudota. Turi būti susijungti dvasingumas su materialumu. Žmogus turi kurti ir materialume. Ir jeigu padaroma yra daug, tarkim, dinaminių kvėpavimų, per kuriuos yra susikeliama energija, jinai turi būti ir išnaudojama fizikoje. Kitaip ta energija veikia negatyviai. Tiesiog jauskit, kiek jums energijos reikia ir ją būtinai išnaudokit. Kitu būdu jinai jūs pakels į viršų, o pasekmė leis ant žemės. Tai tiek šiandien apie šias būsenas. Iki.